Čia buvo klausimas, ar reikia išlaikyti 3 metus turtą, kad nereiktų mokesčių mokėti. Tai čia visų pirma, jeigu jūs norit parduoti, tik tada jums reikės mokėti mokesčius, o jeigu jūs tiesiog turite tą turtą, jums mokesčių už tai nereikės mokėti. Jeigu norite parduoti, yra sąlyga tokia su tuo išlaikymu. Arba 10 metų išlaikote, arba daugiau, nereikia mokesčių mokėti. Kita sąlyga yra 2 metus ar daugiau, jeigu esate prisideklaravęs toje vietoje. Taip pat užsiskaito tas visas išlaikymas per 2 metus. Ir nereikia mokesčių mokėti. Pardavus. Tai va. Tai va tokie dalykai yra. Arba 10 metų, jeigu negyvenate, nesideklaravę turte, arba prisideklaravę tada 2 metus. 2 metus. Tai va toks būtų atsakymas. O jei turite kokių kitų klausimų, rašykite, pamatysiu klausimą, atsakysiu video, padarysiu ir tiek. O jeigu reikia kažkam pagalbos parduodant, sakykit, skambinkit telefoną, numeris yra profilį. Dangaus turtai turi komandinį reklamavimą, todėl joks agentas pavienis ar senovinių principų dirbantis tikrai neprilygsta. Ir patys savininkai taip pat negali prilygti mūsų reklamuotojų komandai. Čia akmuo į tų žmonių daržą, kurie sako, aš pats parduosiu geriau. Tai va, tai ne geriau parduosi pats. Mes geriau parduosim.